Žiūrėkit, kokią radau vietelę. Privatus paplūdimys. Eina savo. 560 metrų. Nenoriu aš čia lipti. Apsaulė leidžias aplink tyla, tu ir vėl mane. Po kelionių ilgų aš vėl į tave randu. Kažkaip taip. Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst, eik tu. Ei, karvytės. Bū. Tokia dėžutė prasipjaunama. Ir atlapam viršų ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Įsivaizduotum, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Nu ką, atvykome šiek tiek kitokią Madeirą, dabar galas, Madeiros negalas čia, o rytai iškišulys toksai. Žodžiu, kelsiu nuotrauką žemėlapį, kur šita vieta ir kaip maždaug atrodo, kur aš eisiu. Tai vadinasi, kaip jinai vadinasi? Vadinasi Ponta de São Lourenço. Žodžiu, tokia kaip dykuma, čia medžių nedaug yra, dėl to, kad ištisus metus čia talžo Atlanto vėjai šitą vietą ir, žodžiu, labai daug mašinų, labai daug turistų. Galvau, gal trumpam užsuksiu, bet žiūriu, kad čia yra haiko trasa. Ją praeiti reikėtų apie 3-4 valandų, bet aš, kaip jau pastebėjot, tiek daug laiko vienai vietai neturiu, tai pabandysiu iki pusės nueiti, ten vis tiek gražus vaizdai atsiveria, kažkokios uolos vėl. Pašaudysiu drono vaizdu, nu ir pareisiu atgal, prasivaikščias. O tada biški grįžtant, čia šitoj pradžiai atvažiuojant link čia mačiau vietą, kur stojo žmonės ir ėjo, man atrodo, maudytis. Nes šiaip Madeira apskritai pati, kadangi visos tos pakrantės yra tokios stačios, tokių maudymosi pajūrių praktiškai beveik nėra, vienas kitas tiktais. Tai žmonės maudosi, kas į viešbučius atvažiavę, kas, nežinau, dar kažkur baseinas kažkokios, arba kaip aš praeitą seriją, kur matėt, tas natural lava pools. Tai žodžiu, čia jeigu bus kur vietą išsimaudyti, labai norėčiau ne į kažkokį kaip praeitą kartą, kur buvau, o tiesiog atviram vandenyne, va, kažkokiam laukiniam gal pairį, tai žiūrėsim. Tai žodžiu, dabar pirmą eisiu pasivaikščioti, tiksliau pirmą dabar pavalgyti. Pasėmiau šį kartą, nes kad nereiktų kaip praeitą kartą, kad buvo, kad visą seilę varvinau, kad žmonės sumuštinius valgė, tai vakar nusipirkau kažkokiu plunciu, žodžiu, čia kaip kebabams daryti, tokie, bet su proteininiai, tokias kaip bandelės, plunciai vadinas, aš taip vadinu, kitaip tariant liaudiškai, mes mokyklai vieną tokią mergą pluncių vadindavom, galit patys atspėti dėl ko. Ir žodžiu, ir dar dešrelių, žiauriai skanių dešrelių, vakar radau vieną pakelį, jau suvalgiau vakarą ir dabar vieną dar pasiėmiau, tai biškiu užkandu, atsigeriu vandens, susidedu aparatūrą ir varau pahaikinti. Dar desertui šitą vieną marakužę suvalgysim, bet dabar aš pasižiūrėjau, kad aš neturiu su ko ją valgyti visiškai, tai nieko kitą nesugalvoju, kaip panaudoti savo seną Revoluto kortelę nenaudojamą. Taip jaunam, taip, tą vaisių, prasipjaunam tokią dėžutę, prasipjaunama ir atlapam viršų. Ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Blemba, kaip bėga sultis. Blemba, kaip skanu. Nu šits tikrai, iš visų vaisius, kurios ragavau, šits tikrai favoritas yra.
Nu, jisai toks, gal kažkam būtų nemalonus valgyti. Ir ta konsistencija tokia. Sėklos su saldžiu apvalkalu tokia. Bet skonis verts to šlikštumo, pavadinkim. Neįtikėtina. Žiauriai geras. Gerai, kad 3 pasiėmiau, dar 2 liko. Paskui kortelę. Ir viso varom. Va, pažiūrėkit, apie ką aš kalbėjau, sakydams, kad šita salos pusė, šitas iškišulys visai atrodo kitas pasaulis. Jeigu Madeira, didžioji dalis žalia, medžiai auga. Oi, blemba atsargiai. Mas nenugriuvau vėl. Jeigu didžioji dalis žalia, nu blemba, kas čia yra? 2 kartus per 10 sekundžių. Aukščiau kojas reikia kelt, va taip, kai gandrui. Gerai, kur aš baigiau? Kad jeigu didžioji dalis Madeiros yra žalia ir miškai auga, ir šlapia, ir lyja, tai šita dalis, šita salos galas, šonas yra kaip dykuma, augmenija skurdi ir šilta. Ir aš negaliu patikėti, kad vos prieš kelias valandas aš buvau aukščiausia Madeiros taške, kur buvo baisiai šalta, kaip žiema beveik. Dabar karšta, pamaikė. Kokie dideli kontrastai vienoje saloje, nors jos skersmo gal, šitą faktą nepasitikrinau, bet skersmo tai nėra didelis, gal koks 50 km tik tais. Va, žiūrėkit, kur mes čia ateinam. Kas čia kimarina, kas eina į haiką. Tai aš galvoju eit, čia prasieit iki... Nežinau net nežinau, iki čia gal per valandą kokią nueičiau, kažin. Jokingiausia, kad čia neatrodo toli, bet dabar, kai pažiūrėjau, ten toli žmogeliukai tokie maži, kad jų nesimato beveik. Blemba, eit ar neit, nes rizikuoju pusę dienos sudegint. Jeigu einu, tai reikia eiti dabar. Aišku, blemba, avalinė tobula. Na, aišku, varom kažkiek praseisim, jeigu žiesiu, jeigu ilgai einas, jaučiu eisiu atgal. Kas ten tokie 8 žiedai? Nežinau, ar matos vandenį. Kažkokie cilindrai, kas ten? Ai va, ir ten yra toks tarpeklis, va, iki to norėčiau daryti. Nu ir įdegio gausiu, ir įdegsiu saulutės pagaliau. Galvau, kad Madeirai, blemba, būsiu net be saulės grįžęs, bet jau spėju dabar po šitą pasivaikščiojimo rankas ir kakta bus ruda. Varom.
Nu ką, apkeliavom salą per 5 minutės. Geras, ten iki tos šitos angos, kaip jinai vadinas, tunelio šito, iki tos arkos 1,5 kilometro yra. Atrodo, kad arčiau. Tai žodžiu, apskraidžiau salą. Aš ten, kur stovėjau pradžioje, kai kalbėjau, kad aš nueisiu iki tos arkos, aš biški pervertinau galimybės, nes aš galvau, kad va čia viskas ir užsisuka šitais. Bet čia ateini tik tais iki viduriuko. Tai iš čia šiaip puikiai matos visas tas iškišulys. Ten už jo, kas yra nelabai matos, ten toliau matos tos salos. Aš paskui pasitikslinsiu Google'ai, kokios tos salos ten, nes dabar nežinau žemėlapį tiksliai. Man atrodo, mačiau su dronu, kad ten apačioje kažkur žmonės prie vandens buvo prieėję. Tai nežinau, ar eit bandyt, nes norėčiau visai išsimaudyti. Ar vyniot meškeres ir žiūrėti ten, kur aš pradžiai sakiau kažkur, kur žmonės leido su rankšluosčiais be maikių. Tai žodžiu, dar kas įdomu. Žiūrėkit, driežiukas. Dar kas įdomu, kad čia lėktuvas netoli praskrido. Tai, tipo, mano dronus sureguliuots ir techniškai iki 120 metrų te gali kelti jį. Aišku, lėktuvas skrido kokią kilometrą aukštį. Dar vienas parskrenda. Čia oro uostas netoli. Tai, blemba, negerai, kad aš čia su to dronu. Ką žinau, o jeigu aš sumastyčiau išjungtos parametrus ir pakelt tą droną į kokią kilometrą aukštį. Pažiūrim, kaip leisis. Nežinau, ar jums matysis, bet galbūt. Yra čia netoli miestelis. Aš galvojau iki jo pavažiuoti, gal netgi dabar po šito sustojimo sekantis būtų, nes jis netoli čia yra, kur pakrantėj yra tas oro uostas, tas tiltas prie pakrantės, tai gali sėdėti ir žiūrėti, kaip prie pat lėktuvai nusileidinėja, tai galvoju gal ten nuvaryt, nes čia jie žiūri dabar, kas dažnai skrenda, ką tik praskrido, bet gali būt, kad nuvažiuosi ir nebebus to skrydžio. Tai va, aš per čia irgi atskridau, iš ten atskrido ir aplink kažkokią uolą dėjo ir nusileido. Ryanairas, va, matom. Rėžia. Nu ir aš čia su dronu nepertaliausiai skraidau savo ramus. Aišku, nu jis ten, žodžiu, dar jam čia skristino čia. Gal pabandysiu iki ten nuvažiuoti, ten yra paplūdimys, gal... Aš labai noriu išsimaudyti, šiaip visai karšta čia. Tai žodžiu, salą apžiūrėjom, labai gražu, labai faini šotai gavosi. Varom toliau. Nežinau, kad aš vis dėlto sugalvojau, kad pabandysiu vis dėlto nusileisti ten į apačią. Matau, žmonių yra. Va, matau, ir takelis yra. Tai čia, tai yra pajūris. Va čia tai privaloma nusimaudyti. Laukinis pajūris. Varau. Būtinai. Žiūrėkit, čia kitoj to iškišulio pusėje. Iškišulo. Dar kokie vaizdai. Wow. Nežinau, trūksta žodžių. Trūksta žodžių tiesiog. Aha, čia kur išsimaudėt, čia dar ne taip lengva nulipti pasirodo yra. Visai agresyvus, pavadinčiau taip, agresyvus pajūrys toksai. Atrodo. Atsargiai. Reikia atsargiai lipti. Aišku, vienoj rankoje kamera turi būti, tai aš negaliu su 2 rankom laikytis. Teks kažkaip taip. Opa. Agresyvus pajūrys. Maudas kažkas ar ne, ar negalima čia? Blemba, aš kažkaip galvoju, kad šis nieks nesimauda. Galbūt, kad aš būsiu tas vienintelis. Žiūrėkit, čia, blemba, iš toli atrodė, aš galvojau, kad čia yra smulkių akmenukus pajūris. Čia milžiniški akmenys. Ir vandenį irgi. Tai aš nežinau, kaip čia, blemba, atsargiai gal kažkur ten. Aš galvoju, nueisiu ten į pakraštį, susirasiu gražų spotą, pasidėsiu trikojį, persimausiu šortus kaip nors, ką nieks nematytų. Ir pabandysiu įlipti vandenį netoli, bet iki pilvo bent jau, iki bambos. Nu kaip, tikrai nebus dabar, kad eisiu atgal nieko nepešęs. Tikrai nebus. Tikrai taip nebus.
Pakalbėjau ką tik su porelė ten, kur sėdi. Sakė maudės, ką tik maudės, sako, aš sakau, galvoju, gal čia neleidžiama maudytis. Sako, ne, oi. Ai, pareina vanduo. Žiūrėkit, kokią radau vietelę. Privatus paplūdimys. Gal tik akmuo, ant galvos neužkristų. Aš čia galiu ir persirengti, ir ką aš noriu. Oi, bet čia, ką manęs neužtvinda. Aš čia galiu ir persirengti, ir... Davai, hebra. Biškį įsibriskim, pasižiūrėkim, kaip čia situacija. Nu, vėsoks vanduo biškį, bet... Aha, reikia atsargiai žiūrėti, kur kojas dėti. Žiūrėk, čia dar visokiausia. Dar viens atskirs pajūris. Kodėl čia žmonės neina, aš nesuprantu. Kodėl čia nieks neina? Čia tokia gera vieta. Nu, viskas, dedu kamerą einu maudytis. Tiksliau, dedu kamerą, pajungu kitą kamerą ir einu maudytis. Sveiki, gyvi. Sveikinu su jumis iš dar vienos nuostabios vietos, kurią buvau susiplanavęs aplankyti ir aplankiau. Ir aplankau dabar šiuo metu. Tai yra Santa Cruz miestelis. Pagrindinė priežastis, dėl ko aš čia atvažiavau, tai yra tai, kad oro uostas yra prie pat, netgi iš čia matosi jisai. Ir ten nusileidimo takas, žodžiu, ten tie tokie tuneliukai yra mašinam. Neplauk, nebežinau tiksliai ar čia tie, bet čia turėtų ten viršui, kur matos tuneliukai, čia tuneliukai ir ten toks tas nusileidimo takas jau yra. Ir aš atvažiuojant, mikrofonai tik buvo išjungti, greit kamerą pagrobiau, nes matau, kad kolonos ir atsiminiau, kad kaip pasakau, kelionės pradžioj, kad yra dastatytas šitas nusileidimo takas, nes kažkada seniau jisai buvo trumpesnis ir buvo aviakatastrofa, kai lėktuvas nespėjo sustoti, tai jie paskui prasilgino šitą nusileidimo taką. Ir žodžiu, tai yra kolonų dafiga dastatyta ir po to nusileidimo taku netgi mašinas važiuoja. Tai dabar aš nežinau, arba reiktų internete pasižiūrėti, kada skrydis koks sekantis atskris, nes aš nežinau, ar aš čia galbūt, kad lauksiu ir nesulauksiu, bet čia žmonės sėdi šitais, kiek žinau, ir iš ten turėtų parvaryti ir taip nulendinti ten. Ir tuo tarpu aš galvoju, čia toks gražus miestelis ir čia pilna kavinių ir visokių. Gal aš netgi prisėsiu kažkur kažkas skanaus suvalgyti, kavelės atsigert ir lauk lėktuvą. Nepraleist, net, bet blemba, jeigu sėdėsiu kavinėje, aš nepamatysiu to lėktuvą. Reikia pirmą visų tualetą susirasti, nes negaliu mąstyti, kai smegenis, kai pūslę spaudžia. Tai žodžiu, ir jaučiu pasižiūrėti, reikia internete skrydžius. Blemba, tik nuėjau ir į tualetą ir praleidau lėktuvą. Šūdas. Ir to turėtų dar vienas atskristi. Manau, bet kokiu atveju. Aš mašiną pasimečiau, o parkingą kas susimokės? Kas susimokės parkingą? Gal jūs norit man sumokėti? Mėly turinio žiūrėtojai, biškelį prisidėti. Galit prisidėti komentarą parašydami. Pavyzdžiui, jeigu patiko kas nors. Jeigu nepatiko, galit parašyti dideliam raidėm nepatiko. Tada aš nebedarysiu nieką. Jeigu jums nepatiko ir nebefilmuosiu ir iškart vieną komentarą gaunu, kad nepatiko, iškart metu viską, parduodu visus dronus ir grįžtu prie normalaus darbo. Sutarėm. Žiūrėkit, parvaro. Išlaužė tokį ratą palei kalną. Koks čia Ryanairas vėl, blemba, duoda dažnai viens po kitą. Ir antais leidžias iš karto. Viskas, visa magija. Šiaip biškį tikiaus. Aš galvau, kad ir toks privažiavimas, kaip, palauk, kur aš buvau. Kiprė, man atrodo, kur prie pat pajūrį guli ir palei galvą lėktuvas.
Ir kur dar yra Ibizai, man atrodo, berods kažkas panašus. Na, aišku, varnelę uždėjom. Einame deserto ir kavutės. Desertų ir kavutės. Bišk. Tas, kad su mašina esu. Yra minusas, kad nieko prie kavutės negaliu. Tai tik desertų ir kavutės. Nu, bet ką padaryti? Yra apartamentos pas mane Vyšnių Likerio. Kiek aš dabar tų stotelių šiandien aplankiau? Ariero tasai, bam. Tada važiavau į Santaną. Tada važiavau į apžvalgos pointą. 3 jau. Tada važiavau dabar praeitam, kur buvau 4, dabar 5. Tada bus dar 2, jeigu padaryčiau, būtų wow. 7 lankytinas vietas per dieną būtų wow. Kabo gera apžvalgos aikštelė ir miestelis, kur yra gražios spalvotas valtis. Tiesiog dėl vaizdo nuvažiuoti. Irgi varnelytę užsidėti. Tik atsisėdau, atėjo mergaitė, ole, iš karto užsisakiau pyragėlį, kažkokį tartą su ledais ir espreso su pienu. Sakė, tuoj pat atneš. Relaksas. Turim desertuką, turim mažą kavytę. Atnešė per 2 minutės. Paskanausim ir varysim toliau. Eik, tu savo. Pažiūrėkit, kaip aš nudegiau. Kakta, aišku, didžiausia, nes yra dydžio kaip Fončelio oro uostų nusileidimo takas. Negalvojau, kad taip įdėksiu. Oi, nu gerai, biški bent įdėgęs grįšiu iš atostogų. O, lėktuvai duod viens po kito šitais. Taip, mes važiuojam į Capo Girao, bandysim, labai tikiuosi, kad bus atidaryta, labai tikiuosi, kad pagaliau galėsiu šitą vietą pamatyti, labai noriu aš ten į tą stiklinę apžvalgos aikštelę nuvažiuoti, užlipti gal, jeigu nebijosi. Tai va, 26 minutės iki ten, viskas kraunas vėl man čia, nežinau, kraunas iš powerbankas į powerbanką. Vargas, labiausiai su technika yra daug vargo. Pradžiai, kai atvažiavau, tai viską buvau pasikrovęs, bet jau kitą dieną prasidėjo nesklandumai, tai laidų sugedo, tai dar kažką. Dėl Capo Girao pirmoji serijoje, pirmoji daly, ar antroji, dabar nežinau, kaip ten sudėliau aš tas dalis, bet jeigu kas neatsimenat, įdėsiu, kai buvau nuvažiavęs ir buvau uždaryta. Blemba, aš nenoriu nei keiktis, nei eiktis, bet šiandien man biškai nesisek. Man atrodo, kad yra šits mano apžvalgos aikštelė Cabo Girao uždaryta kažkodėl. Kodėl jinai turėtų būti uždaryta? Uždaryta. Gal irgi dėl oro, aš nesuprantu. Bet tai nėra jokio paaiškinimo, kas čia ne taip. Nei vienas mašinas, nieko, irgi dar kažkokia moteris atvažiavo, pasižiūrėjo ir išėjo šūdas. Tai tikiuosi, kad dabar taip nebus. Laikom špygas. Čia pirmąją dieną, kai važiavau, lyjo, labai buvo apsiniaukę. Dabar šiandien giedras oras, tai matos, kokiais keliais aš čia važiuoju link to Cabo Girao apžvalgos aikštelės. Įkalnės, belekokios irgi. Antrų bėgių šitais tik šutinį vos kabina. Važiuok. Eik, tu načiat. Ant įtampos pastoviai. Ir dabar lemtinga akimirka, ar bus mašino aikštelė, ar bus tuščia, kaip praeitą kartą vėl. Dar čia mašina iš priekio. Žiūrėk, yra, kažkas veiksmas vyksta. Gerai? Biški teks kažkur griovį tolėliau palikti, nes vietų nebuvo net kur mašiną pastatyti. Gerai, pasisekė, blema, nes galvojau, jau buvo užsidėta varnelė, ne varnelė, o kad reikia aplankyti ir nuvažiavau pirmą dieną. Įdomu, nes dar 8 nebuvo, tai galbūt, kad dėl prastų oro sąlygų. Tada ir funikulierius neveikia.
ten, kur norėjau nuvaryti funšelį. Ir tiesa, funikulierių rytoj dar bandysim šturmuoti, gal nuo pačio ryto netgi. Sakė, po 8:30 berods atsidaro ir nuvarysim. Vėl tik aukščiau biškį kalnus įvažiuoju, vėl šaltoka. Į striukę užsimečiau. Su maudimo šortais tebesu, bet jau išdžiūva. Žiūrėjau internete, kad čia rašo, jog kainuoja 5 eurai. Ai, čia irgi rašo. Buy your tickets online. Ai, čia kažkas jos tikrins tikriausiai. Blemba, tai reikia nusipirkti tada. Oi, kaip čia viskas matos, visą panoramą. Miestą. Miestų. Kur aš išeinu dabar? Man į apačią reikėjo. Nebežinau, kur aš jau išeinu. Pagaliau 10 minučių užtrukau, kad bilietą įsigyti. Buvo barkodus nuskenuoti ant vartų, nuskenavau, ten man kažkokį siūlė susikurti kažkokią paskyrą, ten žodžiu dokumentus, kažkokius galvoju, kažką netaip darau. Sakau, nuėjau į suvenyrų šopą, sakau, gal čia jūs tiketus parduodat? Ne, sako, šitais, taigi bilietų ofisas yra čia štai šalia. Biškai aš esu, man yra sudėtinga kai kurie dalykai. Gal aš ant spektro esu. Nu, žiūrim, kaip čia atrodo viskas. 5 eurai įėjimas. Blemba, aš nenoriu eiti ant tą stiklą. Ant bedugnės. Kraštą. Drono greičiausiai neleisiu. To įsvertins dabar pirmą pažiūrėti patį tą bairį, kas čia per stiklinė apžvalgos aikštelė. Gerai, čia tai aš dar galiu lipti, bet eik, aš nežinau. Eina savo. 560 metrų. Nenoriu aš čia lipti. Blemba. Eina savo. Nenoriu aš čia lipti. $508 netgi rašo ant tais lenteliai. Čia vyruks ant krašto atsistojęs irgi ant pašalio. Moteris drąsesnė. Kaip reikia tą protą apgauti? Man atrodo, kad aš padedu koją ir aš krisiu iš karto. Tas ir yra aukščio baimė, kad tavo protas galvoja, nesuvokia, kad tai, ką matai... Nu gerai. I don't like. It's nothing for me. I have the. She doesn't like it, but Yeah. me not. Oh. Blemba, netgi vaikai nebijo eiti. Tie dar prie krašto, koja drep. Nu gerai, aš jau biškį buvau įsidrasinęs. Kol į apačią, kol nežiūriu, reikia žiūrėti tik tais į tos rėmus. Gerai, pro pakraštį praėjau. Žiūrėkit, koks čia vaizdas, miestą atsiveria. Man šiurpuliai vėl laksta visur. Ir dabar jau nebežinau, ar iš džiaugsmo, ar iš baimės, ar iš to ir to. Nu, načert. Gerai, nežiūrim. Nežiūrim, jūs pažiūrėkit. Čia pažiūrėkit. Čia aš nežiūriu vėl. Nu, negaliu. Gerai, reikia fotkelių gal porą pasidaryti. Pabandyti.
Gerai, viskas, įsidrasinau. Nėra dar visai drąsų, bet jau jau ir nusifotkint paprašiau, kad nufotkintų. Iš dalies baimė įveikta. Dabar jau galime eiti iš čia, nes nėra, ką man labai čia patikta. Žiūrėkit, koks šuo pareina. A jisai nepiktybinis, ką žinai? A jisai neužpuls manęs? Kažkoks čiau. Nežinau, gal geriau lysti mašiną. Tu iš draugelį, žinok, aš nežinau, draugiškas ar nedraugiškas, tai aš nerizikuosiu. Aš žinok, nerizikuosiu. Nuleidžiame žemyn į tą miestelį. Čia šiaip priepatas miestelis su laivukais, kur sakiau, čia bus šiandienos paskutinis stopas. Gal ir jau skaitos, kad darbus baigsiu anksčiau. Ir rytoj nereiks anksti keltis, bus galima išsimiegot gal pagaliau kokias bent jau ne 3 ir ne 4 valandas. Tai žodžiu, kai atvažiuosiu, toj papasakosiu, kas čia per miestelis. Nu, paskutinė stotelė šiandien. Toksai spalvota įlanka. Spalvota, tai čia tokia lankoma vieta dėl to, kad yra kaip ir žvejų ostelis ir valtis ir spalvotai nudažytas. Biški iš esmės panašiai kaip šiandien Santana miestelį, kad buvo tie namukai. Tai kad turistų pritraukti, spalvom papuošta labiau. Ten nusileisiu tuo į apačią, per kažkur pasižvalgyti dar. Žiūrėjau, kažkokių įdomių faktų čia nelabai yra, tik tai, kad tipo Winstonas Churchillis čia atvažiuodavo tapyti peizažų į šitą vietą. Įdomu, neįdomu, čia ką žinau. Churchillis Madeirai peizažus tapė. Net nežinojau, kai jis tapyti mokėjo. Multitalentas. Aišku, gražu, faina, jauku, kavinytės, spalvelės, saulė leidžias. Saulė leidžias aplink tyla, tu ir vėl mane. Po kelionių ilgų aš vėl į tave randu. Kažkaip taip. Na, pažiūrim, kaip čia atrodo viskas iš arčiau. Tokį apsuptį. Gal dar ir droniuką pakelsiu paskutinį kartą šiandien. Gražiai pažiūrėti viską iš viršaus. Tik, blemba, čia žmonių labai daug. Man kažkaip nelabai norisi jį leisti, kur daug žmonių ir nes dažnai būna, kur nepatenkinti žmonės žiūri kreivai, kad kažkas dūzgia jiems virš galvų. Va, matot šitais spalvoti tie laivukai. Jie nieko ypatinga, tiesiog pritrauk turistams. Bet tai gerai idėja, paėmė kažką, nudažai, pagražinė, išpopuliarinė ir viskas, turistai plūsta į lankėlę. Nu ir ten plūdurioje visokių tų mažų spalvotų valtelę. Gal ten ir reiktų praskrist pro jas, tik tais reikia kažkur, va, ten į galą gal yra aikštelė kažkur atokiau biškį nuo žmonių. Kad nezvimbų, nes šiaip šitas dronas įsigarsiai zvimbė visai. Tai aš tik tais jį pakeliu iškart šauni į orą aukščiau, kad nesigirdėtų. Blemba, kaip skaniai maistų kvepia. Va, žiūrėkit, Pestana Churchill Bay. Pestana, nežinau, ką reiškia, Churchill Bay yra Churchillio. Va, žiūrėkit, pats Churchillis sėdi, seniukas. Kaip ir pasakojau, sėdi, rūko cigarą ir tapo uostą. Ką čia dėda tapote? Kad tuščia čia. A jūs nieko tiek kiek čia laiko sėdite, nieko nenupešite? Ponas Churchilli. Ar čia tiek pripiešta, kad jau nebesimatė? Nesako nieko. Nieko nesako Churchillis. Gražiai įlanka šiaip. O kurį jau ta čia įlanka nėra graži, blemba. Ai, dar čia seniau buvo šitas pats pavadinimas miestelio
Portugališkai reiškia Ronių įlanką, nes seniau čia Roniai rinkdavo. Žinot, kaip būna jie, ar man atrodo, kai neršti žadėjau sakyti, kai daugintis išlipa į sausumą, tai čia seniau rinkdavos Roniai, bet Čerčilis išgaudė visus ir nieko nebėra. Nu ką, paskraidėm, gavom p***ą kažkokią išprotėjusią senę, kur sėdi ten alose, pradėjo rėkaut kažką portugališkai, kažką apie droną, bet aš niek nesupratau. Jam tipo triukšmauja čia. Sako, kiti du bachuriukai šalia čia stovi. Sako, jis crazy. Sako, jisai nesveiks yra. Žinot, ką dar sugalvojau? Ką dar norėčiau uždarimui? Marakują dar vieną suvalgyti, atsiminiau, kad turiu dvi. Dar vieną marakują įmam. Spėkit, kokį įrankį vėl naudosiu. Jūs visiškai teisūs. Kortelė Revolut. Gaila, man galėtų už tai šaibas mokėti. Kortelė ne tik pinigams, bet ir marakujams valgyti. Prasipjaunam. Biška aštresnė galėtų būti tik tais. Prasipjaunam vėl dėžutę. Opa, žuvų akis. Skanaus. Įsivaizduojat, kad kas nors valgytų marakują. Prarijau, negramtė. Marakują ir dar su Revoluto banko kortelę. Viskas, labanaktis. Nepamirškit parašyti, jeigu kažkas patiko, komentariuką. O jeigu nepatiko, tiesiog parašykit nepatinka didžiosiom raidėm ir su šauktukais. Ir aš iškart nustosiu daryti tą, ką darau. Ate.